Kiek čia dar Kazimės turėsime eiti? Ai. Beveik atėjom jau todį. Tu jau užpūsim. Nu tai sveiki, seniai nesimatėm, tai atėjai progą nufilmuoti naują video ir šiandien bus idėja kažko pasidaryti miško algėti. Aišku, nedarysim ten primityvių būdų, kad pasigauti kažkokį žuvį kažkur ar kriaušės rasti ir iškepti. Ne, darysim iš maisto produktų. Nu ir bandysim miškį iškepti, čia patras kažkokį įdomesnį būdą. Dar aišku, Tadis bus, norėjau daugiau pasirodyti, tai ir Anu įdėsim į kadrą ir žiūrėsim, kaip gausis viskas. Na ir dabar, ko mums reikėtų pasidaryti, tai atsirasti gerą veitlaužą, kurią nemau, kad nebūtų aplinkų pul medžio, ten kažkokių sausų žulės, bet po tokių orų tai kažina tu berai savo žulį, nes jau visur ir aplėjai, ir šlapiai. Nors dabar ir kažkur pos 12, bet vis tiek dar žolė šlapinėti papilnai išdžiaus. Iš ko jau dabar veids geros, nepatikėsit, ko atradau. Da geriau negu veitų. Tu aš jums parodysiu. Raudons mygtoks. Šitą atrodo kaip ryvs, bet čia nežinau. Einu dabar toliau ir čia ir gryba, čia ne mygtuką pasirodė, nes dar vieną atradau. Pažiūrėkit. Raudonas grybs. Bet čia nukars buvo cikondijau. Ne kiekvien dentį pamatys tokių dalykų, tik tą rodinį arba kopalin. Nu geras. Ko, galime toliau. Nu ko, ir priimto veit, kad toliau tęsim savo epizodą. Atradau tokį bišką atviresnį ir dabar kas belik, tai reikės tik tai įsirengti to veit. Tai va čia būsim šiandien. Ten jau ir man daiktą sudėti ir visko matysite, jeigu. Tai va tuo vietu čia štai ir išsikasėm daubę, į katru kursiam laužą štai. Dabar galim pradėti ir šiek tiek bus sugreitinti video arba apkarpys, kad greičiau gautus. Jau tus kaip tai pos 4, kur pos 4 rytis įjungi, kur tai indoką iš bambok, ten basein pasistat. Čia ir panašiai reikia tau molį kasti. Tai ką man daryt, Kazy? Žiūrėt, tai tu tu galėtum be iš tų malkų prinešti. Čia štai kokia reikės. Nedaug, kaip marš krovelį paimk. Na, gerai. Gerai, išsikasim to duobį tai. Dabar iš tų pačių žemę pasidarysim kraštus, kad tokiu atveju negalėtų ugnis plėsti. Bet ir labai čia neturėtum plėsti, nes dar žemė tebe šlapi. Kas tau be buvo, Tadis,
Akšin, užteks, malk nebenešk. Viskas gerai. Nu tai va, įsirengėm savo to ložą vietį. Ana, nėra čia labai didelė. Nežinau, kiek čia matus, nu taip mažyti. Bet aišku, kažkam įsikėp tikrai užteks, svarbu ir saugoms pats. Sait malk parneš, krasdams pats matyt, aš ir mačiau, bet saknės kodėl tai vis gera. Tai ko dabar beleikt pasiruošti produktus ir rek sutadžiu pasitarti, kaip žadomės kurto laužą. Nu tai va, tai turim savo tų laužą veitų, tai nedadok. Tai dabar tau klausim, tu turi kokių idėjų, ką galėtumėm kažkurti auginti? Nu, galėtum išdėstyti savo paskelbti mintį. Jo, turiu kelias idėjas. Vėlai, tu jau parodysiu. Tai va, tai pirma, pats paprasčiausias dalykas. Žiebtuvėlis užsidegi ir kepi ir laužą gerai, ir dantim išmušti. Gerai, tada galim paprasčiausią dalyką panaudoti. Va. Degtukai irgi puikiai tinka laužui, tai, žinai, galėsim pasinaudoti, jeigu reiks. Sudegtukas, nu nežinau, išbėda galėtų ir sudegtukas, bet gal turi kokių paprastesnių idėjų. Nu, yra dar vienas dalykas, bet aš nežinau, ar jis tau tiks, bet galiu parodyti, jeigu nori. Galim panaudoti kaitlentę. Ne kaitlentę, o tą nešk šalentų. Dujų savo to gen, ko tu čia eis pasiimti. Nu gerai, reikia pykti. O tai gera tu, ta dėliaus idėjas nebuvo pats geriausias, nu blogiausias atveju galės tus degtukus pasiimti. Bet aš norėčiau pabandyti užkurti to laužą su dviejos pagaliukas, kurį tos metodas, kad įkaitintų pagalį, ten atsirantų onglių ir kažką pabandyti su beržu žievu užkurti. Gal išės, jeigu bus taip, kad labai neišės, tai nu ko teks naudotis degtukas. Bet reikėtų iš tikrųjų paskubėti, nes jau pradėjo ir lašnuoti, o jeigu sušlaps, tai mums pagalė tai nieko gero nesigaus iš šunų, nes tos malkas turi būti labai saus. Aš juos nemažai išgrįsiu, aš nežinau, jeigu jūs matu, čia ir jau tokį neblogą skilelį. Ir kam įdalyks, kad pradėjo lyti malkai ir sušlapais ir mane tiesiog nebešė mane padaryti, net nerūks mane tą patį malką. Tai kokį planą dabar būtų, tai tiesiog su sausu kūru pamėginti iškorti to ugnį ir pratęsti savo kepimą, nes labai daug dar veiklus yra, o ora jau vis prastė, tai jau pagaliu tas metodas atkrent. Tuo tadėliaus skaitlinį irgi nebeimsim, tai bandysim dabar su tom komtoriam. Gerai, pasinaudosim sauso kūro pagalbą. Saus kuris ir tiesiog tabletį, kad uždegi yra visai neblogo deg, labai gers ir toks kompaktiškas dalykas. Dabar reikia nepasidaryti gėdas ir iš purom degtukų uždegti. Paskui sakys žiūrovo, už šį kaimą japis. Nepyk. Turim ugnį pagaliau. Jūs negalvojat, kad aš tų akmenį ir kepčiu, paskui valgys. Ne, čia bus kaip padėklus. Tak mes bus kepta mėsa. Aš bandysiu pasidaryti po burgerį su nugarinti. Žiūrėsim, ką apgausis ir
biškį nusiviliu, kad neišėjusiu pagaliukas užkurti laužą, nes numalks už lapą dabar aš visai neprastai ir teka naudotis kitas priemonės. Ir be to visą įrangą baigė išsikrauti, aš čia turiu biškį greičiau suktis, nes matyst žalį mes iškaptų. Nu ko, išsikepėm, pavalgėm. Net nežinau iš tikrųjų, jau tūs pavargęs dabar jau vyrų. Po 7 aš čia atvažiavau nuo 11 ryto. Tiek ilga užtrukau, aš čia visko pasidaryti. Maniau, to mais gaminti bus lengviau, bet kad aparatūrų įsikrojo visą, pradėjo lyti, neišeisiu tas pagaliukas užkurti, tai šiek tiek demotivavo. Tai ačiū, kad žiūrėjot. O to iki dėjo ir buvo šio video. Ir tikriausiai susitiksim jau kitame epizode, katras bus žymiai greičiau negu po mėnesį, ką praeit, ką buvo.